Tai atėjus ten, kai pasakiau, kad aš karatistė, vis tokie, okei. Tai karate padėjo tą sustiprinti, taip? Jo, tai irgi labai daug su savim turi dirbti. Nu, šiaip, kad jaustumės gerai, tiek ir kūne, tiek ir sielai, vadinkim. Tai aš labai esu ir susigadinus tą savo kūną per... Pavyzdžiui, ką davė teatras, ko karate tau duoti negalėjo? Tik dėl to krenta svoris, o šiaip tas stereotipas jau yra laužomas labai, kad moteris negali būti. Ponios ir ponai, vyrukai ir merginos arba vaikučiai pabiručiai, priklausomai kas mūsų žiūrit, sveikinu jūs įsijungus dar vieną Atlantų balkono epizodą. Šiandieną šnekėsime apie meną ir dažnai žmonės, kai išgirsta žodį menas, galvoja apie galbūt tapybą, galbūt vaidybą, kino menus, kitus menus, bet kiek dažnai mes pagalvojame apie kovos menus, nes kova irgi yra gilus, tūkstančius metų besitęsiantis tradicijas palaikantis menas. Ir šiandieną su mumis studijoje yra Jelizaveta Aleksandrova. Sveiki. Labas, Jelizaveta. Labas. Kokie tavo tikslai yra naujiems metams? Nes jau nauji metai prasidėjo. Tai kadangi yra vienas faktas, kuris labai apvers mano gyvenimą po šių metų, po šitais naujais metais, tai tas tikslas atsirado praeitais metais, tai buvo išvažiuoti į Erasmusą, tai dabar po šių metų išvažiuoju į Ispaniją. Tai bus tikslas tikriausiai susidėlioti iki galo mintis su savo, tas, žodžiu, visus hobius, norus, ką aš tikrai noriu daryti, nes aš kaip ir tame kovos karate kelyje esu labai ilgą laiką, tačiau širdis yra dar kitur. Tai, žodžiu, bus toksai išvažiavimas, pabėgimas šiek tiek gal nuo rutinos ir susidaryti kažkokius naujus, žodžiu. Bet labai įdomu, vat ir pašnekėkime apie tą kovos meną karate. Taip. Kiek metų užsiemi karate? Tai dabar bus 14. 14 metų. Taip. Tai čia jau irgi į tavo širdį menas, kuris įleido šaknis, taip? Nu jo, aš sakyčiau, kad aš gimiau gal šitam visam kely karate. Nu, ta prasme, tas pats egregoras, kuris mus valdo, to kovos meno. Tai aš gal net nebūčiau atsiradus, jeigu ne šeima tikriausiai, nes kadangi tėtis ilgai buvo tame ir jisai yra sukūręs klubą, kuriame aš ir pradėjau sportuoti jame. Tai tiesiog aš kaip ir neturėjau pasirinkimo, tai nebuvo mano kažkoksai susigalvojimas vaikystėje, kad aš noriu ten būti kažkokia karatistė, kovoti ir taip toliau. Aš kaip tik atvirkščiai buvau labai jautri ant kiekvieno kampo, dėl kiekvieno menkniekio verkdavau, ta prasme, visiškai tikrai buvau labai jautri, galbūt, nežinau, nesakyčiau, kad išlepinta, bet tiesiog nemėgdavau to viso, ta agresija man buvo neartima, sakykime taip. Ir karate dėka, aš manau, labai sutvirtėjau, tai net pasimatė po metų, tai kol buvau pirmokė, neturėjau, sakykime, labai daug draugų, ne tai, kad draugų aš jau pati nenorėdavau, aš labai, sakau, buvau nedrąsi, baikšti, mokytoja rėkdavo, aš ten iškart verkdavau. Ir po to karate kažkaip atrodo, 1-2 klasėje atėjus, aš kažkokią asmenybę jau susidariau, turėjau labai daug noro reikštis, bendrauti. Tai kažkaip skamba, lyg karate tau padėjo gyvenime pakeisti savo vibraciją ir automatiškai pritraukė tas situacijas prie savęs? Kaip tik taip, ta prasme, pats karate sustiprino mano charakterį. Pradėkim nuo to. Na, vat įdomu, nes man kažkaip atrodydavo, jog karate yra toks, iš mano asmeninės patirties, toks, būrelis, į kurį ten eidavo mano bendraklasė, jeigu šnekam apie mokyklos laikus. Bet kažkaip dabar taip įdomiai įvardėjai tą tokį ir, nežinau, mentalinį sustiprinimą, kurį duoda tas karate mokslas. Tai man kyla klausimas iš karto, koks yra ryšys tarp kūno stiprinimo ar dvasios stiprinimo būtent šiame kovos mene? Kaip veikia šitie dalykai? Kaip pats šitas menas veikia? Ta prasme, kurie lanko karate, susimąsto dažniausiai jau būdami vyresni apie tokius dalykus, nes dažniausiai tu vaikas nelabai supranti, dėl ko tu ten eini ir kas ten vyksta viduj pas tave ir kad tu formuojas ir, sakykime, tą dvasią stiprini, nes kaip ir būtent tas mūsų karate ir yra baltas kimono, kuris simbolizuoja tą gėrį, kad mes esam gerieji tie kovotojai, kurie moko už save pastovėti, apsiginti, kitą apginti ir jie niekada nepakels rankos. Mus ir mokydavo nuo pat pradžių, kad
tie, kas, sakykime, pakels kažkur ranką prieš kažką, tai bus išmetami. Bet kaip ir ne visi treneriai mokėdavo iki galo tai paaiškinti, nes galbūt patys nelabai suprasdavo, kodėl jie tame karate gal kažkam patinka tiesiog kovoti, o kažkas daugiau tos prasmės atranda. Tai vėliau aš irgi atradau tą prasme, kad šiaip tais visi tie kovotojai yra didžiausi bailiai, nes jie kovoja šiaip iš tikrųjų su savim. Visą laiką tu nekovoji su kažkuo, tu neini ten ant tatamio ir dažniausiai tie, kurie agresyviai išeina, nes nori laimėti, ten dabar pradeda kažkaip, nežinau, kryvus žvilgsnius mėtyti, kas šiaip yra mūsų federacijai, tikrai yra labai nemažai žmonių, kurie kažkaip bando iš tos agresijos laimėti, nes tai duoda daug jėgų, tu kaip ir, nežinau, tampi šiek tiek nevaldomas ir gali daugiau, kaip ir, iki gal, daugiau ištvermės žodžiu duoda. Bet jeigu taip žiūrint tiesiog tas pats karate, kaip kai lankai, tai jo supranti daug dalykų, kad reikia gerbti priešininką, visi tas, kuris su tavim atsistoja net ir į porą tiesiog treniruotės metu, tai jis tau duoda galimybę tau pačiam tobulėti, daryti kažkokius judesius ir, nežinau, kombinacijas. Tai va, tas vienas dalykas, gerbti priešininką, tai gerbti visus, kurie aplink tave, tai duoda ir bendruomenę labai didžiulę, mes kažkaip, sakyčiau, mūsų bent jau klube turim labai labai stiprų ryšį tarp visų lankančių, tai jau sakyčiau, galima sakyti, kad jie yra jau draugai, tokia šeima visiškai ateini ir gera būti ten. Tai, sakau, tas karate labai daug kas, tu tai palaipsniui lankant supranti jo esmę. O tas kelimas dvasinio lygio irgi yra, nes vėlgi tu kaip ir mokaisi pažinti ne tik savo kūną, bet ir savo tas emocijas viduje, nes kartais tikrai būna nepavyksta ir ten, nežinau, norisi, kaip tik va ta agresija tada kyla. Tai tada bandai su savim tvarkytis. O šiaip šitas sportas, kadangi ir iš Japonijos kilęs, o šiaip tai iš tikrųjų čia yra mišinys Japonijos ir Kinijos, nes tas Matsutaso Jamo, kuris yra įkūrėjas šito viso Kyokushin karate, tai jisai ėmė iš labai labai daug tų kovos menų šakų ir bandė kažką kombinuoti, rasti kažkokį savo aukso viduriuką. Tai, bet sakau, kadangi pati Japonija tokia dvasinga šalis, tai ir tas karate atneša daug noro tobulėti. Net nenoro, o tiesiog tu iš savęs pradedi kažkaip nesupranti, iš kur tu toksai stiprus viduje esi. Bet vėlgi ne visi dėl to ateina, ne visi supranta iš tikrųjų. Jo, būtent tą esmę. Jo, nes iš esmės tai irgi čia nuo vertybių priklauso, aišku, nuo žmogaus. Jeigu jis labai nuo mažų dienų pradėjo lankyti, tai faktas, kad jam galbūt bus įskiepita kažkokios vertybės ir tada faktas jisai kažkiek tobulės. Bet jeigu tu, nežinau, ateini vėliau arba kaip tik ateini su tą mintim, kad nori ten pasidaužyti. Nežinau. Bet jo, gal ir skiriasi, nes iš tikrųjų pas mus šiaip dabar paskutiniu metu labai daug menininkų atėjo į karate. Daug menininkų? Žiauriai daug. O gal tu žinai, ko jie ieško atėjo į karate? Kaip menininkams, aš manau, labai svarbus yra sportas ir ypač kovos menai, nes jie šiek tiek tave nusodina ant žemės. Nes, tu toksai visą laiką savo tose mintyse, kūrybiškume gali labai toli nuskristi. Ir tada, kai ateini į treniruotę, kur tu turi būti visiškai susikoncentravęs čia ir dabar. Aišku, čia galima eiti ir į sporto salę, bet tai tu ten kaip ir nieko netobulėjai, tu tiesiog ten sportuoji ir kaip ir, nežinau, stiprini savo fizinį kūną. O ten atėjus, tai tu ne tik mokaisi ten valdyti viską, bet irgi ten yra visokie tradicijos, ten ritualai. Bet labai įdomu, noriu paklausti, gal yra kažkokių pavyzdžių ar kažkokių istorijų, ten tų tikslių pratimų ar kažkokių praktikų, kurios ir padeda būtent šitiem karate praktikuojantiems žmonėms labiau įsigilinti save ir mažiau kovoti su savim arba kažkaip stiprinti tą savo asmeninę dvasią? Taip, kad mes, sakykime, treniruotės metu tuom užsiminėtumėm, tai nelabai galbūt yra, bet viskas po truputį susideda iš to, kad vien tai, kad mes pradedam treniruotę nuo seiza vadinasi, tai atsisėdę ant kelių, čia taip rankos sudėtos, užsimerki ir tada kaip ir medituoji į tą treniruotę, į save.
Ir tada, žodžiu, nusilenki ten treneriui, tai saliai, tam visam. Parodai pagarbą šitam. Parodai pagarbą, jo, ir tada sportuoji. Tai daug kas, aš irgi, pavyzdžiui, visai neseniai sužinojau tokius dalykus, nes, sakau, labai daug priklauso ir nuo trenerio. Tai jeigu tu tiesiog eini, daug kas vis tiek žiūri tai arba kaip į darbą, arba kaip į kažką. Tai tu gali nuo vaikystės to nežinoti. Tai labai yra svarbu, manau. Dabar labai daug atsirado to jaunimo naujo, trenerių, kurie jau žino tokius dalykus ir jie jau savo vaikam tai pasakoja. Tai jie matos, kaip tie vaikai tokie kažko, nežinau, jiems sužavi tas karate ne tik pratimais, ne tik tai, kad yra varžybos ar ten egzaminai, bet ir tuo, kad yra kažkokia gilesnė prasmė viso to. Tai va, ir aišku, pas mus yra ten žodžiai, pavyzdžiui, os visą laiką, jeigu kažką tai. Os, jo. Šiaip os reiškia aš nežinau, nėra vieno žodžio apibūdinančio os, nes tai gali būti taip, tai gali būti ir... Čia visą laiką yra, kad aš supratau, sakykime, užeini į salę, sakai os, kaip pasisveikinimas. Tada išeini irgi atsisveikinimas. Jeigu kažką treneris aiškina, jisai paklausia vakata, ar supratot, sakai os. Arba ateina tau pasako kokią nors klaidą, kad tu ten darai, nežinau, daryk šiek tiek ten stipriau, pasisuk labiau. Sakai os, gerai, treneris. O jeigu kažko nesupranti, reikia sakyti ne os. Ne, tu vis tiek sakai os, visą laiką sakai os. Tai va ta pagarba ir yra visą laiką treneriui, kuris tave augina. Tai. Įdomus tas ryšys tarp skirtingų meno disciplinų, pati sakai, kad ateina skirtingų sferų menininkai į karate, kovos meną, kurie kaip ir vienas menas, aš taip įsivaizduoju, padeda kitą meną labiau prasminti, efektyviau išjausti, išnaudoti. Visgi karate, kaip tu pati ir minėjai prieš filmavimą, nėra vienintelis tavo menas. Taip. Šiuo metu jo daugiau yra negu visą laiką buvo. Ir šiaip yra įdomus dalykas, nes aš irgi kažkodėl labai ilgą laiką, gal čia buvo ir iš aplinkos girdėti žodžiai, dėl to aš save taip įtikinau, kad tu arba tada sportininkė, arba tu tada ta menininkė. Ir visi tokie, tai kaip tu čia, nežinau, jeigu tie, kurie žino mane, tada žinojo teatro ten toj sferoj, ten su savo... Teatro sfera buvo tavo. Taip. Kitas vienas pagrindinių menų, taip. Jo, buvau elementarijų studijai pas Storpirštį, žinai. Tai va, ir atėjus ten, kai pasakiau, kad aš karatistė, vis tokie, negalėjau patikėti. O atėjus į treniruotę, kai tu pasakai, kad jo, aš ten varysiu vaidinti dabar, tokie ką, toks, visą laiką aš jausdavaus tokia, kad tu turi pasirinkti kažkodėl. Bet man viduje tai aš visai jaučiau, kad tai man padeda tiek ten, nes aš atrodo, sakau, tame mene tai labai nusodina tave ant žemės, o karate tai irgi kažkiek duoda to tokio, nežinau, man visą laiką atrodė tai va, ir dabar, kai atėjo, ne dabar jau čia prieš porą metų, kai pradėjo rinktis labai daug tų menininkų pas mus klube, tai kažkaip, nežinau, tik tada atrodo supratau, kad čia du neatsiejami dalykai ir kad jiem patiem tas sportas dar labiau padeda ir kažkokių idėjų naujų atsiranda galbūt, nes tu kaip ir kaip valais dantis, taip ir sportuoji, tvirtini savo kūną ir tada ir dar ten dirbi. Tai žodžiu, viskas toksai full package gaunas, kad tu ne tik su kūnu dirbi, bet ir su protu visą laiką. Ir labai riboja žmonės šitas dalykas, kada priskiria tave vienai etiketį arba kitai etiketį. Tai tos etiketės jos užnusa. Jis yra dvilypis, daugialypis netgi, ne tik dvilypis. Ir šiaip gal čia toksai irgi mes jau mokomės to, dėl to, kad dabar šiuolaikiniam pasaulyje aš manau, kad vis tiek nėra to tokio, kad tu turi būti vienas, kaip mūsų tėvai vos. Tai išsirink tą vieną, tai dabar pasibaigsi tas studijas. Mūsų visuomenė. Taip. Daryk ir... Tai gal irgi iš tėvų irgi būdavo, nes šiaip tos dvi sferos ir yra, kaip viena yra mano tėčio visiškai, kita mamos, nes mamos, man jie matė tą aktorę, o tėtis sportininkų, kokia aktorė, niekada čia nemoka, ta prasme. Ir aš visai tokia, kokie spektakliai, tai mama ateina, tėtis net nemato, ką aš ten iš tikrųjų veikiu ir kaip man ten sekasi. O mama kaip ir tų pasiekimų iš karate nelabai suprasdavo, kad pradžiai iš viso buvo išsigandus, kad kur jūs čia ją tokią vedat mergaitę blondinę, taigi jinai ten sulūš, apsiverks. Tada, kai pamatė, kad man ten sekasi, tai irgi didžiavosi, bet niekada nebuvo to tokio, kad, nežinau, palaikytų būti sportininkė, o tėtis nepalaikė būti menininkė. Tai aš visą laiką tokia buvau, kad aš, ir po to dar tėvai, kai išsiskyrė, tai tuo labiau, nes gaunasi, kad tu ateini ir tu turi būti realiai tas viduriukas. Bet tai va, ir tas karatės šiaip ir tėtis atvedė ten, kur man suformavo charakterį, tai aš pabiškai ir sakiau, kad man
kad aš turiu savo norų ir manęs jūs čia nestumdykite visas pusės. Labai gerai pasakėjai. Na, taip. Tokia ir yra vaikų pareiga. Iš dviejų polių, kurie yra tėvai, tapti to tokiu auksiniu viduriuku, kuris pasiema tai, kas gerai, palieka tai, kas blogai. Ir... Tai va, tai dabar atrodo abiem po truputį jau įrodau tose skirtingose sferose, kad aš galiu, nes tiek ir su mama būdavo, kad, dėl to karate tiek, bet jin dabar mato, kad aš realiai iš to ir gyvent galiu, ir keliauti, ir man ten sekasi, ir bendruomenė gera, ir draugai tuo pačiu, tai aplinka mane suformavo tokia, kokia aš esu, ir dar vis formuoja, o tėtis pamatė, kad man ir kitur sekasi. Tai dabar toksai aš kol kas esu tame rami, bet tai jau įrodžiau, kaip sakom, bet dabar jau savo reikia atsakyti tą klausimą, tai kur, nes jeigu vis tiek tas karate, aš kadangi nemėgstu, aš kažkaip gyvenime, to ir išmokau iš karate, tai eiti iki galo, ta prasme, tai jeigu tu jau sportuoji, tai sportuok, jeigu tu ten, nežinau, tūsini, tai tūsink iki ryto, ta prasme. Čia tokia tradicinė išmintis yra, kad ir ką darai, jei sėdi, tai ir sėdėk sąmoningai čia ir dabar. Tai karate padėjo tą sustiprinti, taip? Jo, man tiesiog gaunasi, kad jeigu aš jau pradedu sportuoti, ir išsikeliu, nežinau, nes man tas toksai tiesiog savo malonumų jau nebeišeina taip visiškai, nes jeigu aš jau vaikštų ten kažką tobulinu, ten darau tas kombinacijas, taip toliau, tai tada aš suprantu, kad aš ruošiuos varžybom. Reikia kažkur tai parodyti, ta prasme, tai kam aš savo jau prisisportavau. Tai ir noris ir visiems irgi įrodyti, nes anksčiau tai kažkaip vaikystėje visą laiką užrašydavo tas varžybas tėvai, tėtis arba ten treneris ir varai, o dabar tai atrodo jau supranti esmę, kad vis tiek tu jau prieš visą bendruomenę, prieš draugus, prieš federaciją jau esi kažkokio lygio ir ten gali rinktinę patekti ir taip toliau. Tai tas stiprus noras tapti rinktiniai man atsirado prieš 21 metais, tai čia. Prieš kokius 3-4 metus, gal 20-ais, nes iki to laiko tai man, ta prasme, einu sportuoti, nes biški reikia, biški prižiūri, kad tu sportuotum. Atsirado tokia prasmė. Ir tada atsirado jo, kad aš noriu iš tikrųjų pasiekti kažką, tai, kad žiūri į tas ten savo draugės, kur kažkada bėgiodavo į stovyklose ir jūs ten varo visur, ten pačios kiečiausias. Ir toksai, atrodo, aš turiu tą konkurenciją, ta konkurencija iš tikrųjų atsirado iš karate. Sveikas dalykas. Sveikas dalykas, kartais gal nelabai, nes aš jau nebemoku kartais daug kur jo valdyti. Viskam reikia sveiko. Jo, galiu tinklinį žaisti su draugais ir konkuruoti dėl taško. O ko, pavyzdžiui, labai aišku, ką tu sakai, ką tu karate davė, ką tau davė vaidyba? Šiaip vaidyba man davė mokėjimą būti čia ir dabar. Labiausiai, mums čia to ir buvo labiausiai mokymų. Panašiai kaip karate visai. Šiaip jo, bet karate aš to neakcentuodavau. Šiaip karate kaip tik per treniruotės, tai tu lauki, kol baigsis tą treniruotę. O iš tos pusės, nes tu visą laiką esi tokioj ateityje, nes bus varžybos, tai tu ten galvoji, stresuoji, taip toliau. Iš tikrųjų, tai daug atneša tokių nervų, jeigu tu eini jau kaip sportininkas profesionalus šitoj srityje. Nes tu realiai visą laiką turi save prižiūrėti. Man, pavyzdžiui, būdavo ilgą laiką reikėdavo, yra kategorijos tam tikros, ten iki šiam 5 kilų, tai tu turi į kažkurią patekti ir, sakykime, jeigu tu nori būti biški mažesniai kategorijai, nes žinai, kad tu geriausiai jauties su tokiu kūnu, tai turi mestis tą svorį. Tai irgi labai daug su savim turi dirbti, ne tik kad su tiesiog, nežinau, su tuo kūnu, kad tiesiog ten sportuoti gerai atrodyti ir būti stiprus, bet visą laiką ir su tuo pačiu svoriu. Tai būdavo irgi ten draugės tokios, vėl tu meti tą svorį, kam tu čia mest. Aš tokia gerai, gal ir nereikia jo mest man, bet man varžybom reikia, tai aš ten reikdavo pasikankinti dėl tų varžybų, dėl to svorio. Tai va, išmoksti tada per tas varžybas ir būdamas paauglys suprasti, ką reikia valgyti, kaip prižiūrėti tą svorį, kaip nusimes, kaip jo nepriaugti. Labai aktualios temos šiaip, kada aplinkui tiek daug pagundų ir nesąmonių ir perdirbto cukraus ir dar kitokių dalykų. Taip. O ką reikia valgyti šiaip? Šiaip, kad jaustumės gerai, tiek ir kūne, tiek ir sielai, vadinkim. Šiaip aš pastebėjau paskutiniu metu, kad kartais aš prieš valgydama arba prieš pagalvojant, ką aš noriu valgyti, man sureaguoja kūnas kažkaip. Pavyzdžiui, pagalvoju, kad nors ir apie kažkokį fast foodą, nes vis tiek būna užsimanai ten kokios picos ar kažko. Arba tai tada dar viskas okei, bet jeigu būna, kad tiesiog reikia pavalgyti ir labai greitai toksai, ką čia dabar valgyti ir tada okei, užvažiuosiu kažkur kažką pasimti ir tada pradeda pilvas gurgėti. Ta prasme, jis tau sako man tai tiks arba netiks, ne? Tiks, jo. Bet šiaip, kol tu ruošies ant tom varžybom, tai jo, tai ten tu turi prisižiūrėti dėl tų angliavandenių labiausiai, kad ten jų nebūtų per daug, tai ten to cukraus irgi, o šiaip tais
Nu tai vištiena, salotas, ten toksai gaunas. Šiaip tais gali valgyti viską iš tikrųjų, bet turi tas laikas būti, kad negali per vėlai valgyti, negali ir per didelių tų porcijų valgyti. Aišku, vėlai kodėl čia, ta prasme, dėl miego, įsivaizduoju, nu? Jo, bet tai, kad vėliau, man rodos, kažkaip jau tas, jo, organizmas jis nebenori virškintis, tada būna tau virški viskas vidui. Kenčia Tai miegas jo. labai. Tai aš labai esu ir susigadinus tą savo kūną per tuos metimus, nes būdavo, kad aš ten mesdavau pati, kur neatsiklausi nieko, tiesiog, nu žinai, kad tau ten reikia nusimesti tos Be priežiūros, ne? Be priežiūros, jo, belia kaip ten nevalgai, arba kaip tik save ribojant kiekvieno dalyko ir ten, nežinau, įsivaizduoji, kad sveika yra tik tais virti kiaušiniai, ten, nežinau, salotas ir dar kažkas, ir ten grikiai, ir tu ant to varai. Ir Kalinio maistas. Nu, toks visiškai kalinio maistas ir toks tada atrodo, ką aš iš vis čia veikiu, aš galėjau šokėja būti, gal kokia ką, dabar tada eini čia muštis, dar mes tą svorį, bet vėliau, kai supranti, kad biški ne tik dėl to krenta svoris. Bet šiek tiek grįžtant prie teatro, nes man kažkaip labai įdomu čia tokia sfera. Ką dar davė teatras? Paminėjai, jog yra čia ir dabar momentas labai stiprus. O ką, pavyzdžiui, ką davė teatras, ko karate tau duoti negalėjo? Na, arba tiesiog nedavė. Klausimas. Tai, nu tai 100% tą tokią mokėjimą valdyti protą gal tada. Nu, toksai nevaldyti, bet tos idėjas, tada jisai labai kūrybiškumą tą tokį tikrai, nu, kad ką aš turiu kūrybiškumą menį, kad per tuos visus etiudus, kuriuos mes ten turėdavom daryti, tu turi turėti Tokį požiūrį irgi dalykus. Nu, ne požiūrį, bet vis tiek, nu, tau jisai lavinasi protas. Čia, kai lavinasi kūnas, realiai tu ten augini raumenis, ta prasme, prižiūri jį, tai čia prižiūri tą tokį savo kitą tą sferą visiškai, kad pasirodo tavo protas gali tiek daug prigalvoti dalykų ir ten, nežinau, nu man tas žavėjo, kad, pavyzdžiui, aš tikrai atrodo, gali iš nieko padaryti kažką. Nu, tas, kur tiesiog susėdi, tau duotas vienas žodis arba tema ir tu iš jo gali padaryti žiūri juokingą, jo, tu gali padaryti 20 minučių etiudą, kur net nereikia tau, nežinau, susirašyti, ką sakyti, tiesiog pats protas. Tai šiaip iš tikrųjų man labai teatro trūksta šiuo metu, nes aš jo neturiu dabar, kol studijuoju. Bet grįši. Taip, man reikia jo tiesiog, nes aš buvau pripratus, kaip ir jeigu išeinu iš karate, nu, sakykime, ten nesportuoju, nes mokausi arba sergu, tai man trūksta to karate, nes tada aš šiek tiek išsiblaškius, tokia jaučiuosi ir kaip šiukšlių maišas. O tai lygiai taip pat buvo, kai išėjau iš teatro, nes, nu, jo, buvo sunku, kad nebėra to tokio... Tokios svarbios tavo dalies. Labai svarbios dalies. Man labai patiko iš savęs, atrodo, įsikūnyti kažką galbūt, arba kaip tik pamiršti, kas tu toks, kad tu jau nebe Elizaveta ir tau reikia. Tai va dabar, kur aš dirbu tam labirinte, man ilgą laiką reikėjo labai... Dirbi siaubo labirinte. Jo, tam siaubo labirinte ir vat, viena iš tų pagrindinių programų yra Joker House'as vadinasi ir ten yra Jokeris ir Harlė. Ir tu esi ta Harlė, kur jo yra scenarius pagal tai, kur kas vyksta kuriam kambarį, ką tu ten turi su jais daryti, bet šiaip tai tu visai bendrauji ir tu ten kuri tą filmą jau pagal save, nu kaip tu nori, tu pasižiūri pagal žmonės ten. Jeigu suaugę, tai jau vienaip su jais bendrauji, mažesni, ten bijo labiau, tai dar kitaip. Tai ilgą laiką aš labai nemokėjau įsikūnyti, nes man trūko to teatro. Buvau pamiršus, ką reiškia iš vis vaidinti, nes kažkaip atrodo, kodėl aš galvoju kaip aš, o ne kaip jinai. Bet aišku, čia dirbau, po to vieną dieną taip įsijungė man tą Harlę, tą kitą visišką pusę. Tai va to ir išmokė, kad kartais reikia iš vis pamiršti apie save ir ten tam spektaklį realiai tu... Nu, toksai kaip žaidimas, tu įsikūni į kažkokią kitą erdvę ir... Bet ir labai sveika mentališkai. Yra šiek tiek pastumti save tradicinį, įsikūnyti kitą veikėją, atrodo gal net pailsi nuo kasdienio savęs. Ne, aš taip įsivaizduoju. Jo. Nu, tai šiaip mūsų vadovė buvo tokia, kuri ten irgi... Tokia antra mama, kur ten pasakydavo kažką, nu, tokių... Nu, tu vaikas būdamas vis tiek tau yra kažkokie autoritetai, tai ką jie kalba yra labai svarbu. Ir labai jinai paminėdavo dažnai tuos, kad mes čia neatėjom tapti kažkokiais aktoriais, mes atėjom tapti geresniais žmonėmis. Labai teisingai pasakė. Tai pradžioj būdavo, ką aš noriu čia, aš vaidinti noriu, duokit man pavaidinti ir tada supranti, kad tu ten tikrai kartais ne tik ateini, kad ten pavaidinti ir gauti kažkokį ten personažą, o kad reikia... Ir protą pagilinti.
ir sielą pagilinti automatiškai teatre. Bet buvau gal mažesnė, aš iš viso šiaip atėjau ten labai maža. Aš buvau gal tik baigus 4 klasę, ten visi buvo tokie 15-16, tai man ten visi atrodė kaip jau suaugę, turintys vaikų žmonės. Yeah. Ir aš iš tikrųjų tam ilgai buvau stumdoma tokia, kur, nu ten bijai sakyti savo idėjas, nes, nu, tavo tos ir idėjos, kaip Išmoks tave pats. 10-metės šiek tiek tokias dar nelabai. Ir jie patys ten nori, ten yra jau tokios šaikos susidariusios, kur ten jie kiet ir neprisiema nieko. Tai turėjau praeiti ir tą tokį sunkų etapą tame teatre, kur niekas tavęs nepriima, bet tu vis tiek eini tavo ko. Tai vat išmokau karate disciplinos, kad tu eini, nors tingi, nežinau, tau ten skauda galva, nenori, yra geriau pažiūrėti kokį filmą arba pasimokyti, tipo. Bet tavo kojos tiesiog atstoja ir tu jau pyst, esi treniruotė, tai lygiai taip pat buvo ir su teatru. Tai čia gražus momentas, jo. Tai Toks gražus pyst momentas, kuris jungia tiek ir karate, tiek ir teatrą. Kad... Tai aš ten irgi visiškai, bet ir mūsų vadovė šiek tiek, sakyčiau, griežta. Tai irgi tos disciplinos labai laikėmės, nes visą laiką, dabar aš kaip trenerė, ką išmokau už savo vadovės, jai buvo labai svarbu, kad mes lankytumėm ir jeigu mes neteinam, mes turim pranešti. Nu, ir tu pats, tau nesvarbu, ar tau 10 metų, ar tau jau 17, tu pats rašai žinutę, ne tėvai, ne dar kažkas, nu, mokykis savarankiškumo. Ir, pavyzdžiui, mano treneris anksčiau, kur aš iš karate pusės, jeigu aš neteidavau, tai ir neteidavau. Nu, nebūdavo to tokio, kad ten, o įdomu, kur čia dabar tas vaikas. Tai aš atsimenu, ten, jeigu jau žinai, kad negali ateiti, tai iš karto jau ten Egliai rašai, kad nebūsi dėl to ir dėl to, turi būti ir šiaip ta pateisinama priežastis, nes ten gimtadienį jai nebūdavo, kad čia pateisinama priežastis. Tai va, tai dabar aš ir su savo vaiku, nes dirbu dabar šiek tiek trenerė su vaikais, tai irgi man yra svarbu, kad jie neitų į šitą būrelį dėl tėvų, o eitų dėl savęs, kad jie mokytųsi tos disciplinos kažkokios. Tai lygiai taip pat kaip ir tu, kad gražiai kovoji tarp tų pasaulių, kol galiausiai abu prisijaukinai tiek karate, tiek teatrą. Irgi galiausiai supratai, kodėl tau reikia tą ir tą darai. Ir šiaip įdomu, nes, nu, kažkaip skambi labai spalvinga asmenybė ir tokia, žinai, ne vieną pusę turinti, kas yra labai gražu. Ir kas dar įdomiau, kad dažniausiai tokie žmonės būtent renkasi kūrybinių industrijų studijas, ar renginių inžinierė, ar pramogų industrijas. Bet tu esi šiuo metu 2 kurso pramogų industrijos studentė. Kodėl pasirinkai būtent šią programą? Kodėl čia atėjai? Šiaip man nebuvo sunku žinot, ką aš noriu daryti, kadangi aš žinau, kad nebūsiu sportininkė, žinau, kad man nieks apart kūrybos nėra įdomu ir artima, bet aš labiausiai norėjau į vaidybą, į LMTA. Ir aš labai ilgai ruošiausi, sakykime, tam jau psichologiškai, dar ten nieko nedariau. Bet kaip ir sakiau, nebuvo iki galo, ne tai, kad man draudė ar taip toliau, bet vis tiek po tos dvi pusės, kada vienas yra, sakykime, ten labiau į vieną pusę žiūri, kitas į kitą, tai nežinau, čia irgi nuo požiūrio priklauso, aš turiu griežtus tėvus, aš dėl to labai džiaugiuosi iš tos pusės, kartais galbūt jie perspaudžia, bet iš tikrųjų tai nebūčiau dabar, kas esu. Bet mano tėtis labai norėjo, kad aš, kažkur į universitetą stočiau. Jam atrodė, kad galbūt čia tas vėl ne apie tą savo teatrą sveiksta, ta prasme. Ir iš vienos pusės tada aš labai įsižeidžiau, kad čia man neleidžia būti tom, kuo aš noriu būti. Bet tada jau, kai reikėjo rinktis ir ieškojausi, aš galvojau vis tiek, įstosiu aš tą universitetą, bet tai bus 100% su menu, kūryba, kažkas į tą pusę. Faktas, kad nebus tikriausiai vaidyba, bet kažkas iš tos pusės. Ir susiradau tas pramogų industrijas. Nežinau, kodėl yra kūrybinės ir pramogų, bet pamačiau pramogų ir kažkaip man tas užkabino. Ir dar ir pati pramogų pradžiai žodis užkabino. Vėliau, aišku, pasiskaičiau programą. Nėra, kad ten labai jau stipriai skiriasi, bet tam gal kažkurie tikri moduliai man tada pasirodė artimesni. Ir aš jau nusprendžiau, kad aš tikrai stosiu kažkur į tą, mano šiaip visi pasirinkimai buvo ten kažkas vos nekūrybinės, ten pradžiai VU dėja buvo pirmoje vietoje, nes dėl tos, kad VU, žinau, kad tėčiui patiktų vien žodis VU, bet aš dar atsimenu, kai kitą dieną žinojom, kad gausim tuos patvirtinimus, kur įstojai. Ir aš taip kažkaip sėdėjau ir galvojau, blemo, gal reikėjo pramogų industrijai pirmą vietą dėti. O jeigu netyčia aš tą VU įstosiu, nes, turėjau aš tą aukštą balą, vis tiek mokiausi. Tai
Ir kažkaip kitą dieną atsikeliu ir žiūriu pramogų ir atrodo net nereikėjo nieko keisti jokias vietas, nes buvo antroji vieta. Tai pats likimas kažkaip. Tai pats likimas jo, o šiaip supratau, kad labai čia ir atėjau, nes vėlgi su ta vaidyba man galbūt patinka šiaip būti dėmesio centre, gal patinka tas visas, patinka iš savęs kažką daryti, nes gal ir sekas ir tame buvau ilgą laiką. Bet atėjus čia aš supratau, kad gal net žymiai yra įdomiau kurt ir būt tuo vos ne. Raumenį, negu veidų? Jo, iš tikrųjų, iš vienos pusės jo labai norisi kartais tam tikrose vietose, kad tave matytų, bet dabar aš turiu tų sričių. Ir tas background, tas visas už kameros, už kažkokių dalykų, kur tu neturi būti pagrindinis ten vedėjas arba ten kažką vos nelinksminti kitus, tai yra dar įdomesnis, kur tu turi realiai viską sugalvoti scenarių, sugalvoti idėją pradžiai, tada ten eina visi kiti punktai. Tai man šitos studijos labai daug atnešė to, kad šiek tiek sąmyšio tarp to, ką dabar reikia pasirinkti iš to daug pramogų industrijos sferų. Susikau. Tai žodžiu. Ir va, tai bet žymiai įdomiau iš tikrųjų negu vaidint. Yeah. Faktas, nes čia gal taip negražiai dabar pasakysiu apie tai, kuo aš norėjau būti, bet šiaip aktoriai biški mėsa gaunas. Tai, o noris juos kaip ir, Ką turi omeny mėsa? Ne mėsa, kad, ta prasme, vis tiek tu jiem pasakai, ką daryti. Nėra, nes aš visą laiką jaučiau, kad kodėl aš į tą teatrą labai noriu eiti, tai tik dėl to, kad aš galėčiau lavinti savo kūrybą. Bet iš kitos pusės tu gal ne iki galo lavinsi ten, tu lavinsi kūrybą šiaip. Vis tiek turės režisieriaus viziją dar. Taip, tu negalėsi jam sakyti, kad vos ne, aš ten kitaip įsivaizduoju ir tuo labiau jam kišti savo idėjų, tu aišku gali tai daryti, bet, režisierius yra režisierius. Bet ir labai gerai, nes jeigu tu dabar turi stiprų profilį karate mene, kuris duoda vienus dalykus, teatre, kuris duoda kitus ir dar pramogų industrija, kuri vienaip ar kitaip jungia šitas sferas ar kažką panašaus daro, tai tu galėsi būti tiek ir kūrėja, galinga, stipri, kūrybiška, tiek ir vykdytoja, kuri irgi savo indėlio daug įdės. Tiek tu ir suprasi, kaip viskas veikia. Taip, tai dėl to aš ir galvoju, kad čia viskas taip visai gražiai susilieja. Tai džiaugies, kad esi pas mus. Labai džiaugiuosi, šiaip iš tikrųjų, nes pradžiai gal buvo tas, kad vis tiek, nepatekau ten, kur norėjau. Toksai, ne VU, aš turiu omeny LMT, kad aš ten visą laiką norėjau ir čia dabar visai kitur. Ir aš ilgą laiką galvojau, ką čia dabar sustos visi, dėja, buvo toksai mąstymas man, nes aš tikrai ten mokiausi stipriai ir aš galvoju, kad čia sustos visi nesimokė, kas nežino, ką nori daryti. Ir dabar aš taip džiaugiuosi savo grupę, nes aš turiu tiek daug sveikos konkurencijos, kur visi yra kažkur žiauriai geri mene, ten vieni, nežinau, jeigu dainuoja, tai jie ten varo į projektus, ten, nežinau, irgi daro kažkokius pasirodymus ten. Ir kiti, kas ten su, irgi turiu draugių, kurios ten su režisūra labai stipriai pradėjo dirbti. Tokių daug, kur atrodo pradžioje atėjai vos ne, tai čia būsiu geriausia, nes čia viską žinau ir čia iš Vilniaus ir dar, nežinau, šiaip esu kieta. Ir tada čia visi iš kaimo suvažiavę bus ir tada supranti po metų jau, kad turi biškį pasitempt, nes žiauriai čia visi gerai varo, jo. Tai labai džiaugiuosi. Sveika konkurencija yra žiauriai gerai. Žiauriai gerai, tai ir buvo, jeigu tai pasisakius, kas man iš pirmo kurso buvo vienas iš tų mėgstamiausių dalykų, tai buvo medijų projektai, nes reikėjo kurti filmą. Ir faktas, kad ten net nebuvo egzamininis darbas, ten buvo vienas iš tų, kur, susideda pažymys. Ir ten jį galima buvo taip padaryti, vos ne. Nusispjauti ir taip padaryti, vos namuose susirinkti, ten davai padarom, nežinau, tūsas ir kažkas miršta. Čia tokia nesąmonė galima buvo padaryti. Dažniausiai scenarijai. Kur ten nesąmonė padaryti, jo. Bet aš žinodama, kokia yra mano grupė stipri, kiek yra daug turinčių gerų idėjų žmonių ir tokių lyderiaujančių, tai aš žiauriai norėjau su savo komanda padaryti gerą darbą. Ta prasme, kad vėliau peržiūrint visus filmus, tu realiai sėdėtum ir galvotum, žiauriai daug gerų, bet ir mano neprastas. Ir atsimenu, tai tas dalykas žiauriai daug davė galimybių pabūti tuo režisierium ir šiaip pajausti tą tokį, kad visą, čia tik mėnesio darbas, ten net mėnesio darbas buvo ir tiek visko reikėjo daryti,
kur atrodo tai toksai vos neužsigrūdinimas, jeigu aš tai norėčiau kažkada daryti į ateitį, kad paragavimas, kiek iš tikrųjų va, tas prodiuseris arba režisierius turi daug daryti, bet kaip ir yra įdomu, tai niekad nebūčiau pagalvojęs, kad šitose studijose aš galėsiu gauti tiek daug patirties. Ir prisilies prie tiek daug skirtingų vaidmenų, jo. Čia stiprioji pusė būtent. Žiauriai stipri pusė, jo, čia vienas. Nu, ir net, ta prasme, nes visi dalykai tavo atneša kažkokių naujovių, to irgi ten, sakykim, gal ne iki gal visiems ir man pačiai irgi ten patiko, ten, nežinau, photoshopint, bet iš kitos pusės atrodo, nu, aš gyvenime nebūčiau net sugalvojus tai pabandyti. Nu, o dabar žinau ir galiu jau bent kažką padaryti ir dabar irgi ten atrodo, reikia man siųsti tą programą, nes aš moku, nu, kažkada gal prireiks. Arba ten irgi naudotis ten tais visais premjerais, nu, nežinau, ten tuos rašyti prodiusavimai, va, visokie, va, irgi dabar pramogų projektai. Nu, atrodo tiek daug dalykų, kur tu, nu, šiaip gyvenime, jeigu eitum sausai kažką kurti, daryti, tai atrodo, realiai, man tas ir būdavo didžiausias klausimas, o tai ką reiks daryti, ta prasme, nuo ko pradėti. Tai čia tos studijos atrodo tau po truputį atskleidžia, nuo ko pradėti. Tai jos tavo tokių pamatinių žinių ir tau leidžia pasirinkti ir tobulėti. Ir nėra, kad tu realiai tik ant vieno dalyko dirbi, tai ir daug duoda paragauti visokių ir šiaip. Tai fainai, aš žiauriai džiaugiuosi, iš tikrųjų. Tai... Ir dar geras dalykas studijų, kaip tu sakai pačioje pradžioje, jog išmausi kažkur, kur šilta. Ispanija, ne? Ispanija. Laukia? Čia jau greitai varysi, čia jau pavasario pradžiai? Vasarį. Jo. Nu, kaip, iš tikrųjų, tai čia turėtų būti 99%, kad aš išvarau, nes šią savaitę laukiu to, vat, jau tikro priėmimo, nes jau viską padariau. Tai šiaip iš tikrųjų labai juokinga, nes kaip per metus gali apsiverstas gyvenimas, tai yra wow, nes ko aš norėjau atrodo prieš metus ir kokie mano buvo tos pačios vertybės, ten norai, lūkesčiai, jie taip gali greit pasikeisti. Tai gaunas taip, kad taip, aš faktiškai čia buvo mano svajonė ir aš patekau ir atrodo viską ten aplikavau. Bet dabar jau atrodo blemba, kai jau supranti, kad iš tikrųjų išvažiuoji, tai toksai... Baimė irgi šiek tiek įsivaizduoju. Nes tada tai atrodo, išvažiuosi, čia bus fain, viskas bus lengva, čia viskas gerai, o dabar atrodo, taigi viską jau pasistatyti, tai čia ir tas darbas, ir jau čia universitetas jau toksai... Bet iš patirties sakau, nebijok paleisti tų dalykų, mes visada bijom to, ko mes labai nežinom. Jo, bet man jie yra tas toksai, kad reikia kažką daryti, kad iš komforto zonos išeiti, nes aš ir sakau, man per ilgai užsibūti toj tokioj ramoj, toj harmonijai neišeina. Tada reikia kažkokio tokio... Jo, tada man reikia, nežinau, ruoštis varžybom tada. Ir irgi buvo ten praeitais metais, ilgai nesportavau, nes ten daug visokių naujovių, tas pats universitetas, ten žodžiu. Ir toksai atrodo... Kažkaip man trūksta tiesiog nervų, streso ir toksai, davai, varžybas, ruošimas varžybom. Tai dabar irgi buvo toksai, kad atrodo, iš kažkur yra tas noras, nežinau, pažinti iki galo, kokia aš esu tose stresinėse situacijose, kokia aš galiu būti, kokia aš gal ten būsiu. Tai va būtent. Jo. Aš irgi, kai su savo patirtim, kai susidūriau, tai ir buvo, kad buvo tiek daug baimės. Buvau. Kur buvai? Į Austriją buvau išvažiavęs. Okay. Jo, čia beveik prieš metus irgi išvykau. Ir pati. Pusę metų prabuvau Austrijoje, tai irgi buvo toks, atvykstu, jaučiuosi kaip ateivis visiškai, nieko nežinau. Jo, kaip ir vokiečių kalba, bet kaip ir austriškai visi šneka, tai toks kažkoks keistas dalykas buvo. Ir, visai baisu, bet būtent dėl to, kad baisu, aš jaučiausi žiauriai gyvas. Ir kiekviena minutė, kiekviena nauja pažintis, o jų tikrai bus. Tavo ir patirti. Tai atnešdavo, tokį kitokį visiškai jausmą, negu tą patį darytum namie. Ir irgi, kai pakeitė aplinką, visai kitaip žiūri. Ir į savo tą pačią aplinką, nuo kurios tu ir bandėjai pabėgti. Taip. Taip žiūri tą pačią Lietuvą irgi. Jo, bet iš tikrųjų tai mano didžiausias noras buvo išvažiuoti tik dėl to, nes aš norėjau pasijausti tą studentę. Nes čia jaučiausi, kad Vilniuje gyvenu, Vilniuje užaugus, tai noris kažkokių naujovių. Labai reikia ir kadangi mes, mūsų karta turi labai daug tokių galimybių, ko neturėjo mūsų tėvai, pavyzdžiui. Taip. Tai mes ir turime išnaudoti savo spalvingumą ir naudotis galimybėmis. Po Vilnių iškeliauti, kuo daugiau, kur tik tai galim. Jo. Tai būtų, sakau, bus faina, aišku, bus faina. O ką tu galėtum patarti mūsų vaikučiam, pabiručiam ir vyrukam ir merginom, kurie mūsų žiūri, būtent iš šitų skirtingų sferų, kurias aptariam, nežinau, kokie būtų tokie praktiški gyvenimiški patarimai, kaip nuo žmogaus žmogui? Tipo...
Apie bet ką, realiai, apie bet ką. Aš tai kaip sportininkė, tai visą laiką skatinu turėti kažkokį dalyką, kad tu stiprintum savo kūną ir nepamestum savęs, nes labai lengva yra nučiuožti su savo mintimi, ypač kai yra labai daug darbų, ten streso ir ten universitete arba kažkur kitur, tai tas sportas žiauriai greit sugrąžina ir dažnai būna žmonės ten klausinėja, ai nesuprantu, viskas nesiseka, ten bloga nuotaika ir taip toliau, toksai eik pasportuok tiesiog. Yeah. Tai iš tos pusės išsprendė labai daug dalykų, o jo ir vat, irgi norėti visą laiką tobulėti, pažinti save, neužsidėti vienoj vietoj. Nu, aš galbūt pati tokia irgi, koks tu esi tokia ir tavo draugai, tai aš tikrai turiu daug draugų, kurie visą laiką ten kažką prisigalvoja, kad tik tais iš tos komforto zonos išlipt, bet tiems, kurie jaučiasi, nežinau, galbūt liūdesys kažkoks užėjęs, o tą, nežinau, žiemos laikotarpį, tai reiškia, kad reikia Judėt? kažkur judėti, jo, kad jau tas vanduo nusistovėjęs ir jis jau pūna. Tai jo, ir ne visą laiką kalti yra aplinkiniai arba tas pats oras ir reikia suprasti, kad mes turim pripildyti savo dienas kažkokios laimės, kad būtų prasminga. Nes aš pati šiaip esu ta, kur visą laiką į ateitį labai skubu kažkur, vis galvoju, kas bus, nors išmokau to, kas čia ir dabar, to čia ir dabar, tai teatre ir dabar jo neturiu, tai toks ir gaunas, kad visą laiką toksai galvoju, bet taip ir išeina, nes jeigu ten kažkokie darbai, tai tu privalai visą laiką šiek tiek žingsnių į priekį galvoti, planuotis viską. Bet iš kitos pusės tai jo mėgautis, nes iš tikrųjų tai, wow, kaip greit bėga laikas. Jau, čia, aišku, kaip greit dar praeis šitie 2 metai, tai greitai čia visi ir baigsim tas studijas. Tai pasimėgauti universitetu, draugais, gyvenimu kiekvieną dieną. Ir Nevengti konkurencijos. Nevengti, jo, visą laiką ieškoti, kur gali būti geresnė. Susirasti žmonių, kurie už tą šiek tiek geresni, kad galėtum... Kad tas vanduo nestovėtų ir nepūtų. Jo. Tai jeigu tokių žmonių aplink nėra, reiškia... Nes visą laiką negali būti, aišku, visą laiką ir tarp žymiai geresnių ir save lyginti su ten kažkokiam žaidėjim, nes, tai yra neįmanoma ir tada tu gali labai save susideginti, kad aš atrodo tikrai jau niekam tikęs. Bet būti ir su labai už save net kad žemesniais, bet, kurie galbūt... kitokio lygio ir tau jie neskatina tobulėti, tai irgi blogai. Tai va čia reikia tą aukso viduriuką ir susirasti, kad žmonės būtų už tave galbūt nepilnai geresni, bet toj kažkurioje srityje, kuri tau yra svarbi, geresni ir norėtų tobulėti. Arba tada pastebėto žmonės, nes kartais ir mūsų grupėse yra daug žmonių, iš kurių galima mokytis, bet mes tiesiog galbūt nematom, nes mums nereikia patiems. Bet jeigu taip apsidaryti ir pasižiūrėti, kiek visi yra nedaug jau pasiekę, bet daug siekia dėl savo ateities, tai tada toksai susijėmė. Su aplinkiniais labai gerai yra ir sveikai konkuruoti. Taip. Ir taip pat komandiškai dirbti ir realizuoti save, ne? Ir vieni kitus. Ir jo, ir nesirkit. Nežinau, kaip čia pasakyti tą, bet reikia prisižiūrėti tą sveikatą kažkokiu būdu. Tai čia irgi... Ypač kada toks oras jau. Jo, bet čia irgi labai daug faktorių priklauso, nes mesgi tas lygas iš tikrųjų ir prisitraukiam dažniausiai. Ir prasideda galvoj viskas. Tai aišku, jo. Tai jo, tai prižiūrėkit kūną, sielą ir nesirksit, arba jeigu jau sergat, tai tada gerkit daug arbatų, nes žiūri, ne fain, net atrodo tas balsas, net negaliu iki galo savim būti, nes balsas net netoks, koks jis iš tikrųjų yra. Ne, bet žinok, labai nesigirdi, kad čia kažkas atsirktų. Dar man tokia mintis buvo kilusi, dažnai fizinis sportas yra asocijuojamas su vyriška energija. Ir iš tiesų labai gražu matyti, kad vis daugiau moterų renkasi tuos tokius irgi ir kovų menus, bet ar susiduri su kažkokiais iššūkiais būdama moteris ir praktikuodama, vadinkim, tokios vyriškos energijos kovos meną ar šiaip meną? Galiu sakyti, kad taip. Tai pradėsiu taip nuo pradžių, sakykime, važiuosiu nuo vaikystės iki dabar, kai pasikeitė visas mąstymas visuomenės. Tai jo, kol buvau maža, visi labai mane gąsdindavo, kad, mergaitė iš vis netinka toks sportas, pradėkime nuo to, sakykime, čia, tėtis, tai jisai ir paleido mane į šitą sportą, bet, visa aplinka, ten draugai, tėvų, mokytojai, draugai,
Tai visi vos nekam tau to reikia, nes tai labai vyriška, ten būsi negraži, būsi čia raumeninga kažkokia, nežinau, po to, kas tave apgins, jeigu tu mokėsi save apsiginti, nu, iš tokios pusės vos ne. Jo, bet vaikystėje aš tikrai jausdavausi tokia, kad visi mane berniukišką mato, nors aš visiškai nebuvau berniukiška, kaip tik atvirkščiai sakyčiau. Bet tau pradeda jo kabinta etiketė, kad, nu, tai jeigu tu jau čia sportuoji, kovoji, tai tu ir būsi tokia marozė, nu, tipo. Bet vėliau, ir tikrai anksčiau buvo žymiai daugiau berniukų, šiaip vyrų šitam sporte, bet kaip ir pasminėjai, kad vis tiek dabar atsiranda vis daugiau moterų ir sakyčiau, kad moteris, kadangi šiek tiek ir kitaip mato tą sportą, nes ne visai jos ir eina vat, iš to noro laimėti prieš kažką, o nori laimėti prieš save, su savim susidoroti, vat, kažko išmokti, patobulėti. Tai labai ir matosi, nes kartais, nudėję, taip gaunasi, kad vyrai greičiau pasiduoda negu moteris. Taip. Iš tiesų, sportą taip? Jo, šiaip iš tikrųjų yra daug, kur atrodo net ir pati kaip trenerė, nu, atrodo, vat, mergaitai ten nepasisekė, jinai ten paverkė, bet jinai supranta, ką jinai blogai padarė, berniukas kaltina visus kitus, bet ne save, arba ir tada toks, ai, nesiseka, tai nesiseka. Jo, tai čia iš šitos pusės ir šiaip, nu, kažkaip keistai, nes dabar irgi atrodo, turi daugiau disciplinos irgi panos, nežinau kodėl, nors pas mus atrodo vienodai ir tų, bet jisai, kad daugiau panų, kur atrodo ten, nežinau, rytoj gali būti kalėdos, arba dabar atostogos visi išvarė, bet nei vieno bachūro nebus, visos panos. Nu, toksai, kur, nežinau, daugiau, iš kažkur tos moteris turi daugiau gal noro, nes kadangi mes ilgą laiką buvom tos tokios užsleptos, kur mes prastesnės, sakai, vyrai gal geresni, ir dėl to iš vidaus iš kažkur kyla tas toksai. Tie stereotipai užsisenėję, jie jau turi sugriūti. Jo, tai ir būna ir tikrai stipresnių tų panų, nes pas mus treniruotės metu mes kovojam ne tik su merginom. Nu, būna, kad mes keičiamės ir ten ir su vaikinu tenka pakovoti. Tai ne visą laiką ir būna, kad mergina silpnesnė fiziškai. Bet sakau, nebėra dabar to tokio, kad aš būdama mergina ten būčiau, kažkaip kaip tik į mane labai rimtai gal žiūri iš tos pusės, kad aš sportuoju, tai, bet žiūri rimtai ne dėl to, kad aš ten kažkokia būčiau bodybuilderė ir ten dabar galėčiau kažkam į nosį duoti, nes net negalėčiau tikriausiai duoti gatvėje kažkam į galvą, net jeigu reiktų ir gintis. Dėl to tas faktas, kad moteris vis tiek išliks tos tokios trapios, nors jos ten bus pasaulio čempionės, tai yra faktas. Bet jo, nu, tu kitų akise gal atrodo tiesiog vidum tvirtesnis, kad atrodo turi savo nuomonę, turi charakterį, gali pastovėti už save. Tai vat, o šiaip tas stereotipas jau yra laužomas labai, kad moterys negali būti tokios pat geros sportininkės arba apskritai tokio, nu, kovos menuose, ten, nežinau. Tai, manau, yra labai daug pavyzdžių šiaip pasaulyje dabar, kur ten tos sportininkės moterys varo žiauriai gerai. Tai mano trenerė man irgi žiauriai didelis pavyzdys, nes jinai yra tikriausiai viena moteriškiausių moterų, nu žiauriai graži tikrai. Bet jinai yra 2 kartus pasaulio čempionė ir atrodo, kai jinai jau atsistoja ant to tatamio ir kovoja, tai jinai ten atrodo viską padarys. Ir tokios tikrai įsijungia ta tokia, nu, kaip tu sakai, vyriška energija, net čia yra daugiau vyriškos energijos, bet kaip tik moteriška energija, kad stipresnė. Man taip atrodo, kad taip dažniausiai suprantu. Nu, bet jo, tai vat, dėl ko vat, aš ir noriu dabar gal apibūdinti mūsų greitai sporto tavo šaką, nes daug kas įsivaizduoja, kad tu ateini ten realiai pasidaužyti, nes tikrai taip ir yra, ten koks nenoriu čia dabar stumti ant kitų šakų ir taip toliau, bet tikrai ten, jeigu tu nori išsilieti savo pyktį, tu gali ir tai padaryti, aišku, ir tiesiog treniruotėj ir kovos menuose, bet dažniausiai biškai kitoks luomas susirenka ten į boksą arba į kokį boksą, kur ten realiai visi nori pasidaužyti ir gauti tą galvą. Pas mus, sakau, nėra iš tos piktybinės pusės, visi nori tiesiog ten vos netobulinti savo kūną. Tai, bet mes turim tą pusę, nes mums yra pilnas kontaktas, tai, nes yra, sakau, daug sričių karate, yra šotokanas, kur ten be kontakto ir ten, aš neįsivaizduoju iš tikrųjų, kaip ten tos varžybos atrodo. Ten kažkaip jie kovoja, bet nekovoja. Nu, ten, žodžiu, tipo kovoji, bet iš tikrųjų neprilėti. Pas mus yra viena žiauriausių sporto šakų, dėl to, nes jinai net į olimpinės žaidynės negali būti prirašyta, nes pas mus visai apsaugų nėra.
nu, kai tu kovoji, būtent vyrams, jie tik tais bandažą užsideda. O, pavyzdžiui, vis tiek boksė, tai tu pirštinės turi ir ten kaip boksė irgi vis tiek yra kažkokie kaip ir... ten kažką apsideda jie. Tai mums neleidžia, net sakau, dar negalim įrašyti savo sporto šakos į olimpinės, nes jinai yra... Apsaugų. Nu, ta prasme, jo, jinai yra žiauri ir tikrai, nu, iš tos pusės, kad ten yra nemažai. Dažniausiai tokiuose pasaulio čempionatuose tai krenta tiesiog, nu, tai nes ir yra tikslas išjungti kažkurioje vietoje žmogų, nu, tai arba padaryti tašką į koją, prajungti koją, arba į kepenis, arba į galvą. Nu, į galvą tai čia tikriausiai visų yra ta tokia, ne tokia svajonė, bet tikslas, nes, nu, tada jau kova yra tokia tikrai užskaityta, nes dažniausiai, kai ten kovoja ir tiesiog po to su visais pratesimais ir tiesiog jau teisėjai turi išrinkti, nu, tai kuris čia buvo pagal taškus renka, aktyvesnis. Jo, tai tada yra sunku išrinkti, kas laimėjo, kai tu jau tiksliai matai, kad tas vienas jungia. Tai... Labai paprasta teisėjam. Jo, tai, bet jo, sakau, šonai, tai čia dabar skamba, kad ten grinai daužomės ir čia dabar tikslas kažką nujungti, bet irgi tai, kad tu galėtum padaryti tą tašką, tą vat, išjungimą, tai reikia labai daug dirbti. Ir koncentracijos, reikia koncentracijos, turi labai, jo, ta disciplina turi būti, kad tu kiekvieną dieną tas kombinacijas ir darytumės, kad mokėtum, žodžiu, kovos metu išlaikyti tą blaivų protą ir matyti tą žmogų, nes dažnai būna, kad hitina tas adrenalinas ir tu jau ten belė ką darai ir toksai, nu darai, kad tiesiog tai, kad tu jau kokius dalykus išugdėjai kūne, tai jie ir tą patį daro. Tai aš net ir dabar pasibiu kartais varžybose, aš atrodo taip pat, būdavo ilgą laiką, kad aš taip pat darau, kaip aš dariau vaikystėj, nors aš atrodo ten treniruotėse ir tą naują išbandžiau, ir tokias ten, ir tokius ten smūgius išbandžiau už kojos į galvą, ten treniravausi vieną. Adrenalinas skamba taip, lyg jis grąžina žmogui tokią primityvę stadiją, ką bet vaikystėje išmoko, koks jisai buvo, gal adrenalinas ir įkiša į tą tokią būseną. Tai va, to reikia mokytis ir per tą praktiką, jo, tai per tą praktiką varyti tas varžybas, varyti, kol tu galiausiai nepasiduodi tam adrenalinui, o pradedi sąmoningai bandyti iš savęs daryti tai, ką tu mokysi, nes kažkada turi būti tas pirmas kartas, kad va, padarysiu tą smūgį, kurį ten visus metus praktikavau. Ir tai kažkada jis turi būti, nes dažniausiai tu gali ir kovoti lygiai taip. Nes sakau, taip kaip kartais mes kovojam per treniruotės, tai atrodo, va, čia dabar kažkas pamatytų, tai čia ir techniškai gražiai, ir ten viskas gražiai eina, kur nori pataikai, ten, nu žodžiu. Bet čia yra komfortabilios sąlygos. Taip, o būtent to per varžybas nuvarai. Tu sužinai per varžybas, jo. Kada yra labai nepatogu. Taip. Ir visi žiūri, ne? Bet, sakau, dar vienas dalykas yra, kad tu gali būti žiauriai techniškas, labai discipliniškai lankyti tas treniruotės ir nežinau, ruoštis tom varžybom, kaip nežinau kas, bet tau tiesiog psichologija gali žiauriai pakišti. Tai man vieną kartą yra gyvenime buvę, kad, nu, šiaip tos varžybos nėra fainas dalykas, tu visą laiką toksai jauti tą adrenaliną, nerimą, ten vaikštai pirmyn atgal, nemiegi dieną. Tikriausiai panašiai kaip prieš kokį etiudo rodymą ar spektaklį, ne? Tai va, ką man davė karate, kad aš, pavyzdžiui, ant scenos net nebijau būti dėl to, nes man nieko baisiau už tatamį nėra šitam gyvenime. Ta prasme, aš atrodo viską galiu išbandyti, nes aš žinau tą jausmą, koks būna prieš varžybas ir aš tokio niekur dar nejaučiu. Gerai. Tai atrodo visą tai tu tada nuvertini, kad atseit, nu tai gerai, ten galiu vos nenušok nuo tilto su tuo vos ne... Su virve, nes man tai nebus... Su guminė virve. Jo, su guminė virve. Tu bandai savo sukurti tas netikras sąlygas, kad pajusti tą adrenaliną, kuris būna prieš varžybas, bet tu žinai, kad tu prieš varžybas lipsi ant to tatamį ir tau ten skudės, ten tos ištvermės. Nes tu žinai, kad tai tikra. Nu, ten tikra, o tai, kas yra netikra, tai dažniausiai manęs ir negąsdina. Tai žiauriai daug davė šitas dalykas. Tai va, ir prieš tas varžybas, belie kiek daug to nerimo būna, žiauriai nefaina. Man realiai vienintelis dalykas, dėl ko aš dažniausiai norėdavau nebūti ta profesionali sportininkė, tai tik dėl tų nori varyti varžybas, bet nesinori to jausmo, nors jį visi patiria daugiau ar mažiau vienodai. Bet aišku, nežinau, gal vieniem labiau sekasi su to susidoroti, kurie moka save nuraminti. Pavyzdžiui, eina ten miegoti prieš kovą ir atsikelia ir pysta eina kovoti. Pavyzdžiui, aš taip negalėčiau, nes man atrodo, reikia eiti ir su kažkuo kalbėti. Man reikia kažkur savo mintis padėti. Jo. Nes aš ten viduj galiu tiek prisigalvoti nesąmonių, kad, žodžiu, man labiau po to galvas skauda negu ten kūną. Tai, bet vieną kartą buvo, kad aš visiškai
nežinau kokiu būdu, man surakino visą kūną prieš varžybas. Nu, ta prasme, jau šį savaitgalį iki varžybas ir aš atsikeliu, mane gal perpūtė ar kažkas buvo, kad aš atrodo vaikštų ištiestom kojom, nes negaliu sulankstyti jūsų. Kai įtampa Kažkokia įtampa jo, bet čia tikriausiai buvo dėl visai kitų dalykų. Ir aš tokia, nu, okei, praeis, ta prasme, tai visai praeina. Ir jau kitą dieną, nu, prasme, eina ta savaitė, nepraeina, tas skausmas tik didėja. Ir atsikeliu ryte į tas varžybas ir dar žiauriau skauda ir atrodo, tai kaip man čia kovoti su tokiu kūnu, tai jisai net neklauso manęs. Bet užlipus ant to tam, aišku, adrenalinas, sakykime, tas faktas, bet aš pirmą kartą pajutau, kiek iš to noro tu gali daug prigaminti kovinės tos dvasios, nes šiaip aš nebuvau iš tikrųjų taip maks pasiruošus savo varžybom, nes nesijaučiau viduj, kad aš ten būčiau ir pakankamai daug sportavus, ir treniruočiausi ten stipriau, iš savęs daug nespaudžiau, bet per tas varžybas, kadangi ten buvo Lietuvos čempionatas ir tu arba patenki Europą arba ne. Ir aš dar, sakau, buvau ilgai nelankius, nu kaip ilgai nelankius, ten šiek tiek palikus tą karatę į šoną. Tai tie 2 mėnesiai pasiruošti Lietuvos čempionatą, tai čia nėra daug, reikia jau varyti nuo pat pradžių, nuo rugsėjo. Nu, visą laiką ruoštis tam Lietuvos čempionatui, aš vos nebuvau hello, aš varau į Lietuvos čempionatą. Bet aš taip norėjau tą rinktinę patekti ir aš kovodama, aš jaučiu, kad aš apšėjau, iš tikrųjų taip nebeturiu jėgų. Ir realiai, jeigu dabar būtų bent mintis pasiduoti ir pasiduočiau, ir aš girdėjau, kad kitoj pusėje mano priešininkai rėkia trenerė, kad tugi nori būti ten Lietuvos čempionė, taigi tu. Ir aš dažniausiai labai mane tokie dalykai trikdydavo ir aš kažkaip sunerimdavo ir toksai, blema, tai gal rimtai jinai nori labiau ir aš niekom tikus. O mane taip tada supykdė ir aš kaip, ne, aš noriu būti Lietuvos čempionė ir aš atrodo apšė ten belę ką darau, bet ir iš tos kovinės dvasios atrodo tiek jėgų atsirado, kur iš tikrųjų jau kūnas pats, tai ten tos ištvermės gal buvo ir per mažai, nes gal ir susirgus buvau, tai tiesiog tas imunitetas, bet iš tikrųjų tai dar to rezervo, ta kovinė dvasia atrodo kaip iš filmų ten, iš kažkur, tai bam, ir toks atrodo iš naujo atgimsti ir varai. Energijos pliūpsnis. Jo, tai kaip sekės ta kova? Tai laimėjau aš tą kovą, tada laimėjau ir antrą kovą. Tas momentas, kuomet trenerė pasakė tavo priešininkai, kad nori būti čempionė. Manęs supykdė, bet manyje tokį iššaukė, taigi aš noriu būti čempionė. Tai visi norim, bet aš labiau noriu. Čia buvo visiškai prieš tave, kaip ir nukreiptas šitas žodis, o tu jį priskyrei savo ir tai dėl to. Jo, tai čia man buvo toksai... Dėsnis galėtų būti. Galėtų būti, jo, nes aš visą laiką pasiduodavau tam tokiam, kad kitą palaikyti. Nes tu girdi, tau treneris irgi kažką šaukia, bet tu dažniausiai negirdi, atrodo nieko, ir tik girdi, kad tu nori gal girdėti, aš nežinau. Nes sakau, aš iš tikrųjų nieko negirdėjau per tą kovą, bet kažkodėl tuos žodžius jos išgirdau ir jie mane sužadino manį tą tokį. Ir nors kiek ir girdžiu prieš kiekvienas varžybas, tau buvo labai daug jaudulio ir to tokio blaškymosi ir kitų tokių dalykų, bet po kiekvienų varžybų vis tiek tu išeidavai dar stipresnė. Tikriausiai gal ir nesvarbu koks rezultatas, bet gal svarbiausia, kad vis tiek išdrįsai žengtą žingsnį, ten į tą ringą, nežinau kas ten yra, bet ir būtent stoti į akistatą su tuo diskomfortu. Ir apie ką mes ir šnekėjom, kad išeiti iš komforto zonos. Taip, tai ir dažniausiai ir mokomės, kad ne tikslas svarbiausia, o procesas, jo, kad mėgautis procesu, nes labai greit ateina tos varžybos, jos labai greit ir baigės, ta prasme, pys, ten pralaimi, ten gali irgi ruoštis metus, ir pralaimėti dėl kažko ir atrodo tada nuliūsti, bet iš kitos pusės tai kiek daug atneša ta kelionė iki to tikslo. Nes irgi, kai patekau į Europą, tai čia buvo praeitais metais pavasarį, tai kažkaip sugebėjau užfiksuoti patį procesą. Čia buvo Europos čempionatai. Jo, nes aš laimėjau, kovo mėnesį buvo Lietuvos čempionatas, apie kurį čia dabar pasakau, tai aš jį laimėjau ir tada birželio gale buvo Vengrijoje Europos čempionatas. Tai, tai ten turėjau apie 2 mėnesius, 3 kažkur ruoštis ir iš tikrųjų atrodo, nors aš Europoje laimėjau, pirmą kovą laimėjau, antrą ne, tai trečią užėmiau vietą, irgi ten, žodžiu, traumą tiesiog pasidariau. Bet man atrodo, tokia buvau dėkinga gyvenimui, kad turėjau galimybę turėti tą kelionę iki to tikslo, nes labai daug sutikau ir naujų trenerių, ir ten masažas reikėjo vaikščioti, tai sutikau labai nuostabių žmonių. Tai reikia nepamiršti mėgautis procesu, nes tikslas jisai priklausys nuo to tavo mėgavimusi čia ir dabar.
Tai realiai daug svarbiau yra procesas, o ne? Taip. Negu tikslas. Oi, Tai kelionė negu ta vieta, kur keliaujam. Jo, nes tu gali realiai pusę metų iš savo gyvenimo išmesti vien dėl to, nes tu lauksi tos dienos, to tikslo. Ir tu toksai ateis ta diena, baigsis ir toksai bus palatai, kur dingo tie 3 mėnesiai. Toks, apie ką kur aš buvau, aš tiesiog egzistavau ir visą laiką. Ten, nes tikrai būna ta rutina, kaip sportininkam ruoštis varžybom, tai nėra kažkoks čia žiauriai linksmas dalykas, realiai tas pats per tą patį atsikeli, tas sportuoja ten vos 2 kartus per dieną. Ir taip kiekvieną dieną varai. Bet sakau, reikia atrasti šviesą visą laiką. Tai čia visur taip gali būti, tai net ir universitete, jeigu taip pritaikant kažkur kitur, tai reikia varyti iki galo. Tai kažkaip... Tai yra šviesa ir reikia mėgautis. Ir fainai kažkaip, nes iš tų pokalbių ir iš tų visų skirtingų sferų vis tiek galima išsigryninti tą tokią, vadinkim, išmintį, kuri tinka bet kur. Ir aš dabar norėčiau per ją pereiti, kad galėtume mes žiūrovams irgi pateikti tokių praktinių patarimų. Tai ką aš užsirašiau? Sveika konkurencija. Labai sveika yra konkuruoti, reikia ieškoti sveikos konkurencijos. Ir taip pat su tai žmonėm, su kuriais sveikai konkuruojam, taip pat nepamiršk, kad galim ir bendrai kažką daryti. Faina turėti draugų, su kuriais gali sveikai pakonkuruoti. Taip, tai to ir palinkėsiu visiems iš tiesų. Taip. Tada ateities aš. Tai irgi praktikuokim šitos vaizdinius galvoje, įsivaizduokime, ką mūsų ateities aš galvoja apie dabar ir ką darome dabar atneš mūsų ateities Taip. aš. Irgi labai gražiai pasakė apie tą vandenį, nes vis tiek žmogaus didžiąją dalį sudaro vanduo. Ir judinkite kūną. Kaip ten sakė apie stovintį vandenį? Nu, kad užsistovėjęs vanduo pradeda pūti, tai reikia taškytis, Taip. kad jisai nepradėtų. Tai va, tai jeigu irgi jaučiatės, kad pūnat ar kad stovit vietoj, pradėkite nuo tiesiog kūno judinimo, to vandens išjudinimo. Ir irgi lygiai taip pat kaip ir juda vanduo, judėkime ir mes ir judėkime iš komforto zonos. Taip, nes tai mūsų irgi... Ir taip žymiai įdomiau gyventi šiaip tiesiog. Tikrai daug labiau įdomiau. Irgi vienas. Streso daug, bet tada jauties gyvas. Kaip Jo, tu pats būtent. skėja apie tai, kad toks reikia, realiai ta stresinė situacija, tai mumise iššaukia tą tokį kaip vos ne, pamiršau, ar skirmės mėtame jo, kad reikia. Režisierius Pijus pasakęs, sako, linkiu problemų. Jo. Jis man irgi su gimtadieniu sveikinu, pasakė, linkiu problemų. Aš taip žiūriu, galvoju, man ir taip jau, dafiga visko ir toks, bet tada supranti, ką turim, linkiu problemų. Nes tame ir atsiskleidžia mes, kada nepatogu, kada grįžtame į tuos instinktus, ar tai kovos kažkokiam laukia, ar tai išvykstame į kitą šalį kažkur, pastudijuoti. Tada atsiskleidžia mūsų pamatinės ir vertybės, ir savybės, ir pamatome save visai iš kito rakurso. Ačiū tau labai, Elizabeta, už pokalbį. Ačiū, buvo labai smagu. Aš labai tikiuosi, kad ir žiūrovai pasiims daug, nes aš irgi jaučiuosi daug pasiėmęs. Gerai, tai labai smagu. Ačiū. Na, o jūs, žiūrovai, irgi darykite tai, apie ką mes ir pašnekėjom su Elizabeta. Ir nežinau, ir kažkaip palinkėsiu visiems geros kloties, gerų emocijų, bet taip pat ir problemų, jaudulio ir akistatų su savim pačiu. Ačiū ir pasimatysime kitame Atlantų balkono epizode. Ate.